Gruodžio 8 diena. Superherojų draugystė. Iki Kalėdų liko 17 dienų. Kitą dieną sužavėti pasakos apie Karamelenę mažieji miestelio gyventojai nedavė ramybės Jonui Augustinui nuo pat ankstyvo ryto. Dar nespėjus įdienoti, elfas išgirdo įnirtingą beldimą į duris. Atvėręs jas, verandoje pamatė stovintį Lorį. Sveikas, Jonai Augustinai, pasisveikino elfas. Aš atkeliavau su labai svarbiu prašymu, nedrąsiai kalbėjo Loris. Vakar besiklausant vakaro pasakaitės, man šovė į galvą nauja puikia idėja. Nekantravau pasidalinti ją su tavimi. Pamaniau, gal norėtum išgirsti mano mintis apie naują vakaro pasakaitę. Tu tik paklausyk. Ir elfas įsijautęs bei įnirtingai skėsčiodamas rankomis ėmė pasakoti. Įsivaizduokime, kad pikta baltoji meška staiga atkeliauja į mūsų miestelį ir pagrobia vaikų kalėdas. Apsisukusi meška dingsta sniegynuose ir ilgai niekas jos nesuranda. Visi baisiausiai išsigąsta ir nusimena, o pasaulio vaikai verkia. Ir staiga, tadam, tarsi iš niekur nieko, kur buvęs, kur nebuvęs, pasirodo šaunusis superherojus Lorenmenas. Taip, tai aš, mirkteli akį. Jis visus nuramina ir patikina, kad būtinai suras didžiąją baltą mešką. Lorenmenas leidžiasi į nuotykių kupiną kelionę, vargais negalais suranda šiaurės mešką, susigrumia ir ją nugali, o elfams ir vaikams grąžina pagrobtą šventę. Tikrai labai įdomu, nusišypsojo Jonas Augustinas. Ačiū, Lorenmenai. Oi, Lori, suklydęs pasitaisė. Aš būtinai apie tavo pasakojimą pagalvosiu šį vakarą. Vos išlydėjęs pakylėtai nusiteikusi Lori prisėdo į krėslą, tačiau ilsėtis teko neilgai. Netrukus vėl išgirdo beldimą į duris. Šį kartą už jų stoviniavo Brūkšniukas. Labadiena, Jonai Augustinai. Na ir šauni pasakaitė vakar buvo. Niekaip negaliu pamiršti. Kaip žirnius į sieną bėrė Brūkšniukas. Aš va čia pamaniau, gal būtų galima papasakoti miestelėnams naują istoriją apie bjaurųjį mažąjį Brūkšnenuką gyvenusi Kalėdų mieste, kuris buvo labai negražus ir neturėjo nė vieno draugo. Dėl bjaurios išvaizdos jo niekas nemėgo. Bendravo su juo pašaipiai, jis buvo visų atstumtas ir nelaimingas. Tačiau tu tik paklausyk, kas buvo vėliau. Įsijautęs į herojaus vaidmenį fantazavo Brūkšniukas. Vieną dieną viskas apvirto aukštyn kojomis. Brūkšniukas užaugo ir visų didžiausiai nuostabais pavirto į neapsakomo grožio nuostabiausią elfą Brūkšnį. Tapęs gražus kaip princas, Brūkšnys nušluostė visiems nenaudėliams nosis ir didžiuodamas vaikščiojo centrinę gatvelę. Jonas Augustinas išklausė bjauriojo ančiko, kitaip tariant, bjauriojo Brūkšniuko istoriją, mandagiai padėkojo už idėjas ir išlydėjo svečią. Lorio ir Brūkšniuko papasakotos istorijos jam visai susuko galvą ir dabar senasis elfas troško nors minutėlės ramybės. Tad ramiai prisipylęs stiklinę pieno, atsisėdo į krėslą ir krimstelėjo meduolį. Tačiau neilgai išmintingasis Jonas Augustinas pasimėgavo tyla ir ramybė. Į duris vėl kažkas įnirtingai beldė taip, kad elfas vos nepaspringo kąsniu. Šį kartą į svečius prašėsi Bimolis. Gerą dieną, Jonai Augustinai, linksmai pasisveikino darbštusis elfas. Kaip dienelė, pasiteiravo, darbinga, pradėjo pasakoti Jonas Augustinas, tačiau tuoj pat jį nutraukė energinga Bimolio kalba. Turiu nedidelį reikaliuką. Ar galėtų mane paversti pasakos personažu? Paprašė. Štai įsivaizduokime. Plačiuosiuose sniegynuose, kur kiaurą parą švilpauja vėjas, gyvena vargšas vaikinas vardu Bimoldinas. Jis buvo neturtingas, tačiau vieną dieną netikėtai praūžus stipriai pūgai, pusnyje Bimoldinas rado stebuklingą kalėdų varpelį. Vos tik jis sutilindžiavo rastu auksiniu varpeliu, tuoj pat prišaukė permatomą tarsi rūkas, norus pildantį džiną. Bimolis buvo taip įsijautęs, kad savo istoriją pasakojo net užsimerkęs. Džinas Bimoldinui pasiūlė išpildyti 3 jo norus. Vargšas Bimoldinas tapo turtingu šiaurės karaliumi, valdančiu didžiulius sniegynus, vedė gražuolę šalčio princesę,
Džinas amžiams tapo jo ištikimiausiu draugu ir patarėju. Baigė savo pasakojimą, Bimolis atsimerkė. Jonas Augustinas sėdėjo savame krėsle ir tyliai snaudė. Staiga ant žemės nukrito prie durų palikta ir į staktą atremta kiemsargio šluota. Bumbt pasigirdo garsus šlumštelėjimas. Ir Jonas Augustinas net pašoko. Pamatęs tarp duries stovintį Bimolį, šiek tiek susigėdo ir tarė: Na, kaip suprantu, norėtum turėti stebuklingą draugą, pildantį tavo norus, vesti princesę ir tapti šiaurės karaliumi? Bimolis palinksėjo galvą. Na, įvykių seka galbūt galėtų būti ir šiek tiek kitokia, bet taip, labai norėčiau. Labai trokštų būti šaunus ir ypatingas, plačiai išsišiepė Bimolis. Na, aš ramiai pamąstysiu. Ir ką nors tikrai sugalvosime, patikino Jonas Augustinas Bimolį ir išlydėjo jį pro duris. Ta dieną senojo elfo namelio durys beveik neužsivėrė. Jį aplankė ir 365, norėdamas tapti personažu, ant nugaros turinčių propelerį ir gyvenančių ant kalėdų senelio namo stogo. Edis norėjo būti panašus į katiną su ilgauliais raudonais batais. Dinderis troško būti miegančiuoju gražuliu, kurį išgelbėjo nuostabi princesė. Rifas įsivaizdavo save kaip elfą Aiskaudą, kuris gydytų kalėdų miestelio gyventojus nuo visų ligų. Karamelė buvo tokia patenkinta tapusi praėjusio vakaro žvaigžde, kad svajojo tapti snieguolenę su 7 elfukais ar snieguolėlę nardančią po sniegynus su ledo varvekliais vietoje kojų. Apsilankė ir kiti miestelio elfai. Jonas Augustinas neatsigynė prašymų tapti 3 broliais elfukais, gyvenančiais medinėje trobelėje, raudonę elfaitę keliaujančią aplankyti sergančios senelės ar gležna elfuke, turinčią ištekėti už bjauraus sniego senio. Elfų idėjos ir pageidavimai liejosi be pabaigos. Jonas Augustinas prisiklausė tiek troškimų ir svajonių, kad idėjų naujoms pasakoms jam užteks iki pat kalėdų. Vakarop nurimęs ir viską apmąstęs, pabaigusiems dienos darbus ir ratu susėdusiems mažiesiems elfams, Jonas Augustinas sekė pasaką apie draugystę, pasitikėjimą ir gerumą. Apie tai, kad svarbiausia yra turėti gerų bičiulių, nusiteikusių visada padėti užklupus pūgai. Kiekvienas elfas, kalbėjo išmintingasis Jonas Augustinas, ištikimai atlikdamas savo pareigas yra nepamainomas kalėdų miestelio herojus ir niekada jo nepakeis kitas bičiulis. Visi mažieji yra nepakartojami ir kiekvienas savaip ypatingas, tad visi jau dabar esate tapę pačiais įspūdingiausiais mūsų pasakos personažais ir visiškai nebūtina stengtis kažką pakartoti ar būti panašiems į kitus. Tikrasis laimės receptas, toliau tarsi mokytojas dėstė Jonas Augustinas, yra būti pačiu savimi. Tik tada galėsime būti draugais ir bendraminčiais. Šiaurėje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą. Net jei turėtumėm viso pasaulio šlovę ir turtus, niekas nenorėtumėm būti vieniši ir neturėti draugų. Tikra elfų draugystė tarsi nuostabi dovana, kurią kiekvienas išvyniojame kaip saldainį ir mėgaujamės tuo kiekvieną dieną. Kai Jonas Augustinas baigė vakaro pasakaitę, elfai dar kurį laiką sėdėjo draugiškai susikibę rankomis. Atidžiai pažvelgę vienas į kitą, jie suprato, kokie svarbus jie yra vienas kitam. Ir kaipgi jie iki šiol dar nepastebėjo, kad Karamelė yra miestelio fėja, Kalvetas tarsi stebuklingasis džinas, Jonas Augustinas išmintingasis žynys, o Bimolis darbštusis kareivėlis. Jų miestelėje knibždėte knibžda superherojų ir visi kartu jie kuria stebuklingą kalėdų istoriją. Apsikabinę jie nuoširdžiai vienas kitam padėkojo už draugystę ir patenkinti išsiskirstė į savo namelius.